Atkasta praeitis. Taip vadinosi prieš gerus 2 dešimtmečius Lietuvos archeologų jėgomis leistas kinų žurnalas. Dabar Lietuvos televizijos vadovybei maloniai sutikus atverti Lietuvos archeologijai langelį į visuomenę, langelį į pasaulį, įsteigus pastovę, tegul ir nedidelę laidą, mes vėl prisiminėm tą seną pavadinimą Atkasta praeitis. Ir taip nutarėm, kad tai bus ko gero geriausias tos laidos pavadinimas. Laidoje mes norėtume parodyti svarbiausius Lietuvos archeologijos paminklus, parodyti tų paminklų tyrimus, parodyti pačius svarbiausius, pačius vertingiausius archeologijos radinius. Vienas iš svarbiausių šiuo metu Lietuvoje tyrimų objektų yra Vilniaus žemutinės pilies rūmai, arba kaip priimta juos dažnai vadint, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Didžiųjų kunigaikščių rūmai buvo sudėtinė viso Vilniaus pilių komplekso dalis. Vilniaus pilys užėmė visą Gedimino kalną ir nuo jo į vakarus nutįsusi siaurą iškyšulį. Vilnelė šakojosi į 2 dalis ir tą teritoriją supo iš 3 pusių. Šiaurės pusėje abi Vilnelė šakos įtekėjo į Nerį. Šią gerai gamtos apsaugotą salą juosė dar ir gynybinė siena. Aptvaro rytinėme gale ant kalno stovėjo aukštutinė pilis, vakarinėme gale katedra. Tarp katedros ir kalno gyveno Lietuvos didysis kunigaikštis. Gotikiniai Vytauto didžiojo laikų rūmai 16 amžiaus pradžioje buvo perstatyti renesanso stiliumi ir susidėjo iš 4 korpusų. Rytinis ėjo pagal Gedimino kalną, pietinis jį jungė su vakariniu, pastaras išliejosi prie katedros. Nuo katedros kampo atsišakojo šiaurinis korpusas. Rūmų kiemas užima visą to iškyšulio plotį. Pietinis ir šiaurinis korpusas yra jau iškyšulio šlaituose. Skersai iškyšulį 19 amžiaus pradžioje buvo išvarytas gynybinis griovys, fosa. Kieme ir pietinio korpuso rūsių dugne keliose vietose aptikta mūrų, kurie nei su renesansiniu, nei su gotikiniu pastatu ryšio neturi. Tai ankstyvesnių mūrų liekanos. Tie ankstyvieji mūrai yra pažymėti plane juoda spalva ir sudaro tarsi uždarą keturkampį, netaisyklingos formos keturkampį. Šalia pietinio korpuso iš kiemo vidinės pusės yra renesansinių rūmų arkados pamatas. Ir štai ties rūmų vidurio tas pamatas atsirėmė taip pat į tokį ankstyvesnį mūrą. Statant renesansinių rūmų arkados pamatą, to ankstyvojo pastato siena nugriauta ne visa. Jos apačią panaudojo arkados pamatui. Pamatas tą sieną tarsi apkabina. Pastato viduje renesansiniai pamatai įleisti į griuvenas iki grindų lygio. Ankstyvojo pastato grindyse būta latako. Grindys vienoje latako pusėje išgrįstos akmenimis, kitoje plytomis. Vakarinė to pastato siena aptikta seniau. Ties viduriu yra dabartinė perkasa. Pietinė siena užstatyta vėlesnių gotikinių mūrų. Gerai palyginti išlikusi rytinė siena, kurią kerta arkados pamatas, rastas kampas ir šiaurinėje dalyje esanti laiptinė. Taigi šioje vietoje išliko 3 epochų mūrinių pastatų liekanos. Pačios ankstyviausios aptiktos tik 1990 metų gruodžio pradžioje. Kol kas ten nustatyta, kad jos yra ankstesnės už gotikinių rūmų liekanas ir nugriautos Vytauto didžiojo valdymo laikotarpiu. Dabar mums rūpi sužinoti, kada tas pastatas statytas ir kam jis galėjo priklausyti. Kartu su tyrimų grupės nariais Albinu Kuncevičiumi
Napoleonu Kitkausku ir Adolfu Tautavičiumi pabandysime jį susijęti ir su kitais čia buvusiais statiniais. Rytinė pastato siena yra Carinės Fosos šlaite ir įleista į kultūrinį sluoksnį, kurio amžius viršė 2000 metų. Štai šitas sluoksnelis, kurį dabar aš čia rodau, datuotinas pirmų tūkstantmečių prieš Kristaus gimimą. Praktiškai tai pats seniausias sluoksnis, kurį mes esam suradę vidinėme pilies kieme. Statant šią sieną sugriauti suardyti ankstesni sluoksniai, vėliau sugriauti ir pati siena. Kada ir lygi kokio lygio? Siena nugriauta, pastas nugriautas iki tokio lygio, kuriame buvo vidinis kiemas. Vėlesnės pilies, gotikinės pilies, po to renesansinės pilies. O pats kiemas, štai šalia manęs išlikęs akmenų grindinys, tai ir buvęs renesansinės pilies kiemas. Praktiškai siena nugriauta iki to lygio, kuriame buvo vidinis pilies kiemas. Matyt, ant šitos sienos irgi buvo akmenų grindinys, kuris toje vietoje neišliko, bet jis visai šalia puikiai išlikęs. Išlikusių grindinių centre yra duburys, į kurį veda 4 latakai. Greičiausia tai kiemų sausinimo įrengimo liekanos. Žemiau to latako visa žemė ištisinis stambių griuvenų sluoksnių, stambios plytos, šerpės, grindų plytelės, bet jos supiltos taip, kad tarsi tai specialiai padarytas filtras vandeniui prasisunkti, kad vanduo iš tų latakų eitų kiaurai per žemę ir vidinis pilies kiemas visą laiką būtų kuo sausesnis. Grindinys užeina tiesiog ant sienos, vadinasi, jį visą laiką turėjo būti šlapia. Per grindinį prasisunkęs vanduo žiemą sušaldavo į ledą. Ar ne dėl to ir plytos tai blogai išlikusios? Matyt, viena iš svarbesnių priežasčių, kad plytos būtent tokiam stovi, nors, aišku, šitas pastas yra ir stipriai degęs. Čia kampe, kur truputėlį pajuodė plytos, tarsi laužavietės pėdsakai, plytos apdegę, kai kurios net vos neapsilydę, apjuodė. Mūrą architektai paprastai charakterizuoja remdamiesi plytų formatu, mūrimų technika ir cheminė skiedinių sudėtim. Kuo šitas mūras yra ypatingas šiuo požiūriu? Mes kaip kartais esam prie tokio vieno pastato, tik paskutinio, kurį mes suradome tik nesenai, šiaurės rytų kampo, štai šitas kampas yra. Mes šitą pastatą jau, sakytum, turim visą jo planą. Maždaug 11,5 metro ilgio ir turbūt 11,5 metro pločio. Jis buvo faktiškai kvadratinis. Ir jau apie architektūrą jau galima šitą pasakyti konkretesnio, kadangi pirmiausia, kad sienos gana įdomiai iš vidaus. Viduj jos buvo suskaidytos tokiomis nišomis. Jos maždaug, jeigu sienų storis 1,40 m, tai nišų apie 80-85 cm gylis, štai va vienos nišos kraštas yra, ir irgi karpyta tokia niša dar. Ir štai va šitoj vietoj niša, kitoj sienoj irgi panašią esam radę, ir štai va šitoj vietoj irgi mes dabar laikome ją durų anga, bet kaip man atrodo, kad jis pradžioje buvusi tiesiog irgi tokio paties pobūdžio galbūt niša, o šitas slenkstis, taip vadinamas, ko gero, jis įrengtas vėliau pagal mūro pobūdį. Va štai šitas mūras yra taip vadinamas vendinis arba baltiškasis rišimas, plytų dėjimo būdas, kuris ryškiai liudija, aiškiai liudija, kad tai šitas pastatas yra 14 amžiaus pirmos pusės, o gal net ir 13 pabaigos, sakytum, galima taip datuoti pagal bendras bruožas. O jau štai šitas slenkstis, jis yra visiškai kitų plytų, jau jis yra formatas, kitas yra gotikinis, plytos irgi jau su braukomis ten matosi. Čia yra, matyti, šitos grindys ir tas slenkstis įrengtas vėliau. Rūmų kieme turim dar porą tokių mūro fragmentų, kurie priklauso kitiems pastatams čia stovėjusiems. Irgi suskaldyti, jau fasadai tokiomis nišomis yra reiškia, tokia jų architektūra. Tai buvo pirmi žingsniai praktiškai rūmų teritorijoje. 64 metais vedėm šiluminę trasą į katedrą, iš katedros į Pionierių rūmus ir iš jų į Istorijos etnografijos muziejų. Todėl teko pagal tuo metu planus perkirsti šiluminės trasos griovių visą rūmų teritoriją tarp katedros ir buvusių Pionierių rūmų, kitaip sakant, tarp vakarinio ir rytinio korpuso. Kasant trasą, praktiškai užtikom dviejose vietose mūrų liekanas. Vienas labai tokios nelabai žymės, palyginus kažkokios tai tarsi tvoros su nišomis likučius. Ir visiškai prie buvusiųjų Pionierių rūmų durų beveik
užlipome ant gana stambaus mūro su didžiuliais kontraforsais, maždaug 1,5 metro ant 1,5, gana gražiai išlikusių tokių mūrų, kurį tarp šiluminė trasa turėjo faktiškai perkirsti. Atkasim porą šitų kontraforsų, porą nišų tarp tų kontraforsų, truputį pamatų, radom gana dailių tokių kryžinių, stambių figūrinių plytų. Susidarė įspūdis, kad turim kažkokį tai didžiulį pastatą, kažkokį tai aukštą greičiausiai su tokiais dideliais kontraforsais. Tuo metu architektai, Sigitas Lasavickas, paskui kiti, pagal mūrimo techniką, užsyk šitą mūrą priskyrė 13 amžiaus viduriui antrajai pusiai. Nu, tas mūsų nenustebino, kadangi ankstesnių kasinių metų jau mes turėjom liktai tokių duomenų, kad mūrai tuo metu šito pilies teritorijoje Vilniuje buvo žinomi. Na ir tada kaip tik tai kilo pirmas hipotezės, kad čia galbūt yra Gedimino rūmų ar Mindaugo katedros liekanos. Palyginus lengvai pavyko susitarti su šiluminės trasos tiesėjais. Jie truputį trasos kryptį pakeitė, mūrai šitie liko neliesti šalia šitos trasos, nu, bet tokių fragmentiškų atkasimų jų viskas tuo metu ir pasibaigė. Vendinis arba baltiškasis plytų dėjimo būdas yra toksai, kada vienoje plytų eilėje dedamos greta viena kitos dvi ilgosios plytos ir paskui viena trumpoji. Dvi ilgosios ir viena trumpoji. Dar kartą vienoje plytų eilėje. Įvėliau nuo 14 amžiaus vidurio tokia bendra nuostata yra mokslininkų priimta, kad maždaug nuo 14 amžiaus vidurio tiek Lietuvoje, tiek ir kaiminėse šalyse pakeitė vadinamas gotiškasis plytų dėjimo būdas, kada vienoje plytų eilėje dedamas ilgainis arba ilgoji plyta ir trumpainis trumpoji plyta. Jau, žodžiu, keičiasi, matot, jau plytų dėjimo būdas. Tai mes ir pilių teritorijoje dabar turim, galima sakyti, kokių 5, net gal 6 pastatų liekanas jau su tokiu baltiškuoju vendiniu rišimu. Turėjome anksčiau tik tai tokių pavyzdžių Medininkų pilyje, Krėvos, Lydos pilyje. Šiuo metu, kada mes turim ne tik tai Medininkuose, ne tik Krėvoje tokio plytų dėjimo pavyzdžių, bet turime Vilniaus pilių teritorijoje, sakau, 5, net gal 6 pastatuose, galima jau manyti, kad tai nebuvo kažkoks pavėluotas dalykas. Tai jau buvo plačiai naudotas mūrimo būdas, kuris paraleliai su kaiminėmis šalimis ir Lietuvai buvo. Taip, kad jeigu ten datuojama maždaug iki 14 amžiaus šito tokio mūro, tą mūrą tokia, taip mes irgi galim teikti, kad maždaug iki 14 amžiaus. Aišku, kai kurių nukreipimų gali, bet bendra tokia, sakyčiau, reikėtų laikytis tokio datavimo. Taip, kad dar kartą, ką mes randam žemutinėje pilyje, jeigu tik randam tokį mūrą su tokiu plytų dėjimo būdu, galim taip jau datuoti, laikydamėsi bendrų Baltijos regiono dėsnių. Tas kvadratinis pastatas gali būti tik tai viena didesnių pastatų dalis. Jo tęsinys gali būti ir šiaurėje, gali būti ir vakarų pusėje, gali pagaliau būti ir pietuose, šlapiame Vilnelės slėnyje. Na, kol kas turbūt per mažai duomenų kalbėti apie šito pastato paskirtį. Šiek tiek daugiau duomenų šnekėti apie chronologiją. Šimtmetis ar dešimtmetis, tai toks relatyvus daiktas. Ar galėtume mes šiandien pabandyti va šitą štai pastatą surišti su kokiu nors konkrečiu Lietuvos valdovu? Spėlioti galim, bet turbūt, kad tai Vytenis arba Gediminas. Santykiai su Ryga, santykiai su kitais tais centrais. Nu, turbūt, kad šitas laikotarpis. Mes randam ir architektūrinių detalių įdomių čia. Štai šitas pastatas, apie jį galima kalbėti net, žodžiu, kadangi akivaizdžių įrodymų yra apie jo būstą, netgi architektūrą, kuri, žinoma, jos nebeišlikė, bet štai nerviūrinė plyta. Jinai labai originali. Mes tokios plytos, pavyzdžiui, neturim nei Trakų pilyje, neturim nei katedroje, kuri taip pat nesenai, taip sakyčiau, neblogai ištyrinėta. Bet štai pilių teritorijoje, štai šitam kieme mes randam tų plytų gana nemažai. Ir ypatingai daug štai šitame pastate.
O štai, reiškia, kiekviena plyta turi matyti meistro ženklą kryžių, ta, kuri buvo įleista į sieną, ta tauga tokia, gana išvystyta, tokia gana originaliai. Ir štai svarbiausia pati forma, ta šita dalis. Ir dar viena detalė, štai ji buvo tinkuota ir polichrominė tapyba. Tai kalba apie gana puošnų buvusį interjerą. Šitas pastatas turbūt turėjo tikrai įdomius kliautus ir gana spalvingą interjerą. Dar viena detalė, kuri randama tų elementų tokių, tai glazūruotos grindų plytelės. Jos labai analogiškos yra į pirmosios Vilniaus katedros glazūruotų plytelių grindis, surastas prieš 14 metų. Štai ir šitam pastate, matytų, mes nemažai radom, štai šitoj plytelė gana gerai išlikusi glazūra, o kitose yra net, matyt, nuo vaikščiojimo jau gerokai nunešiota, nors pėdsakai dar ir išlikę. Štai žalia yra geltona, rudos spalvos glazūros, bespalvės, faktiškai spalvų gama ta pati kaip Vilniaus katedroje. Bet pirmųjų Vilniaus katedra statyta 13 amžiaus vidury ir sėdinama su karaliumi Mindaugu. Ar galėjo tie pastatai būti vienalaikiai ir koks jų tarpusavio ryšys? Dalis tai buvo su krikščionybė, arba galbūt ir su pagonybės ankstyvuoju kultu susieta, o čia buvo didžiojo kunigaikščio teritorija, kuri istoriškai nuo ankstyviausio laikų visą laiką jam ir priklausė. Tai. Šįmet Lietuva minės dvi datas. Viena apskrita, kita netokia apskrita. Tai 650 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties ir 740 metų nuo pirmojo Lietuvos krikšto. Va pastaroji data yra sėdinama su pirmojo Lietuvos karalium Mindaugu. Yra įkurta karaliaus Mindaugo dienos kolegija. Kolegija yra paskelbusi nuostatą dėl Lietuvos krikšto ir valstybingumo pradžios, su kuriuo iš šitų valdovų sėdinti mūsų atrastą į pastatą. Mano kolegos atsargus. Jie nenori kategoriškai vertinti to pastato nei chronologijos, nei paskirties prasme. Ir tai suprantama. Tai profesionalus atsargumas. Tai profesionalų kalba, sakyčiau taip. Juk pastatas atkastas ne visas, ištirtas nepilnai. Ir gal iš tikrųjų geriau mums palaukti dar vieną sezoną, palaukti, kol jis bus atkastas visas, kol mes galbūt rasim papildomų radinių leidžiančių jį tiksliau datuoti, gal tada galėsim ką nors tiksliau pasakyti ir apie jo paskirtį. Tai turėtų būti šių metų pabaigoje. Na, o šiai dienai sudie.